Sveiki, mėlyjeji! Ir tai yra mūsų jau antras epizodas tarp dviejų pasaulių, kur aš visiška tikėtoja ir mano vyras skeptikas bandome atrasti aukso viduriuką tarp mūsų dviejų pasaulių. Labai noriu padėkoti visiems, kurie parašėte tokias gražias žinutes, kurie rašote paskatinimus, taip pat nesustoti ir daryti, kad labai jums reikėjo būtent kažko tai tokio, kur būtų dvi nuomonės, tai tikiuosi, kad padėsime jums suprasti geriau žmonės, kurie yra visiški galbūt skeptikai jūsų aplinkoje, ar jeigu klauso mūsų visiški skeptikai, suprasti geriau tuos žmonės, kurie kažkuo tai tiki. Taigi bandysime visą laiką atrasti tą viduriuką ir gavome begalės iš tikrųjų klausimų, kuriuos norėtumėte, kad apžvelgtume. Tai iš tikrųjų pasistengsime atsakyti į kuo daugiau, nes į visus tikrai nebus įmanoma atsakyti. Taigi gero klausymosi. Ir pradėsime eiti jau prie klausimų. Taigi, daugiausiai jų buvo Mindaugui ir šiandien būtent atsakysime keletą iš jų. Ir vienas toksai, kad ar esi patyręs gyvenime sunkių, sukrečiančių išgyvenimų ir jei taip, tai kokiu, kaip tai tave įtakoja, o gal visiškai neįtakoja niekaip. Sveiki. Ir atsakant į klausimą, tai turbūt taip ir ne. Nes kaip ir esu, bet tie tokie sunkūs įvykiai, kurie kaip ir, galima sakyti, kažkaip įtakojo mano gyvenimą, kad jie įvyko arba visai prieš man gimstant, arba dar būnant visiškai mažam. Pavyzdžiui, mano tėvas žuvo prieš man gimstant, tai žinoma, tai kažkaip pakeitė ir įtakojo mano gyvenimą, nes aš jo neturėjau, bet tuo pačiu aš neturiu su kuo palyginti. Paskui turėjau brolį dvynį, kuris irgi mirė, bet man buvo 2 metų, tai aš realiai buvau per mažas suprasti ir jausti kažką tokio kaip netektį ar dar kažką. Tai manau, bendrai atsakymas būtų, kad nelabai. Taip, iš tos žemiškos pusės, tai iš tikrųjų, jeigu tu neatsimeni kažko, ane, tai ar neturi su kuo palyginti, kaip ir pats sakei, tai net nesupranti kartais, kaip tai įtakoja, kaip neįtakoja. O žiūrint iš visai kitų perspektyvų, kaip iš mano pusės, tai būtų greičiausiai irgi tam tikros traumos, kurios susidaro pasąmonėje ir ta netektis, jinai kažkur tai užsilieka, bet tai vėlgi yra tik tai iš mano pozicijos, ane, kur pas mus visiškai skirtingas požiūris į tai. Bet, pavyzdžiui, aš manau, tarkim, imant tėvą, tai aš negalėjau patirti jokios traumos tame, nes aš gimęs jo jau neturėjau. Tai nėra jokio supratimo, kad kažkas buvo ir kažkas dingo. Tiesiog jo nebuvo ir nebuvo. Tai taip, bet tu nepamiršk, kad buvai pas mamą gimdoje tuo metu ir mamos stresas ir visi kiti dalykai, pergyvenimai irgi persiduoda vaikam. Tai jeigu netgi iš tikrųjų yra moksliniai tyrimai padaryti, kad jeigu moteris, pavyzdžiui, besilaukianti kūdikio yra visiškai tokioje nuostabioje aplinkoje, klausosi, daleiskim ten kažkokio tai Bacho, Mocarto kūrinių ir visiškai nepatiria jokio streso, tai vaikai gimsta daug ramesni ir būna jie laimingesni ir ramesni gyvenime ir ramiau reaguoja į įvairias situacijas, negu tie, kurių mamos nėštumo metu patirdavo įvairiausius kažkokius tai išgyvenimus, stresinės situacijas ar kažkokius tai pergyvenimus. Tai šitas toksai dalykas iš tikrųjų yra ir ta trauminė patirtis tai nebūtinai turi būti grynai tavęs tau gimus ir matant tai pačiam savo akimis ir suvokiant, kas vyksta, tai gali būti netgi būnant tau mamos gimdoje. Bet čia vėlgi iš mano pusės. Tarkim. Gerai. Kitas įdomus iš tikrųjų labai klausimas. Praeitą kartą tu minėjai, kad būtent tiki į Dievą ir kad vieną kartą tiesiog atsikėlei ir tu jį tiesiog pajutai ir supratai, kad jisai yra. Tai kas tau yra Dievas ir kaip tu jį įsivaizduoji? Aš manau, Dievas, kad yra kažkokia aukštesnė galia, kuri sukūrė visą tai, kas aplink mus ir mus pačius. Kaip aš jį įsivaizduoju, nežinau. Nelabai ir įsivaizduoju. Tikrai ne taip, kaip kažkur yra galbūt nupiešta, nes tai yra tiesiog kitų žmonių įsivaizdavimas. Bet kaip konkretaus kažkokio asmens neįsivaizduoju jo. Nors yra sakoma, kad Dievas sukūrė mus pagal savo atvaizdą, tai realiai jis turėtų būti kaip ir panašiai kaip kažkoks žmogus.
arba visų žmonių į bendrastį sudėjus kažkoksai tai veidas tiesiog. O kaip jisai tau jaučiasi, va, kaip tu sakei, vieną dieną tiesiog atsikėlei, pajutai jį, kaip jisai va, jaučiasi pas tave kūne, kur tu jį labiausiai jauti, kaip jisai tau jaučiasi, kaip tu tai iš viso tą jausmą patį galėtum apibūdinti. Nėra, kad aš kažkaip galėčiau tą jausmą apibūdinti, aš tiesiog pajutau, kad jis yra, žinau, kažkoks toks va, žinojimas, kad Dievas yra ir tiek. Mhm. Tai nėra kažkoks jausmas, kažkoks spaudimas, laimė ar dar kažkas. Gerai. Ir, vat, pavyzdžiui, Dievą, ane, ar tu priskiri tai kažkokiai atskirai ar vienai religijai, ar tai yra tiesiog abstraktus kažkoksai tai tavo manimu tiesiog dalykas, kuris visose yra religijose ir visi žmonės meldžiasi ar tiki į tą patį realiai Dievą, bet prieina prie jo per kitus kažkokius tai tikėjimus, per kitas patirtis ar tai kažkokias tai kitas situacijas. Aš manau, kad Dievas yra vienas ir yra daug religijų, kurios tiki į skirtingus dievus, bet manau realiai tai yra tiesiog skirtingas kelias, gal nebūtinai visiems tai ir suprantant, bet pas tą patį ir vieną dievą. Mhm. Gerai. Ir kaip, pavyzdžiui, tas tikėjimas toksai Dievu, tai be abejo yra ir tikėjimas turėtų būti pas tave ir siela taip pat, ane, kas vat, yra siela. Ir vienas iš klausimų buvo, kas yra siela tau ir kaip tu ją supranti, kaip tu galvoji, jinai atrodo iš vis. Nežinau, kaip jie atrodo, nes, na, jos turbūt neįmanoma ir pamatyti, Mhm. bet tai yra kažkas, ką sukūrė Dievas ir ką mes turime. Ir žinau, kad jos neįmanoma pamatyti, bet yra faktas, kad ji turi kažkokį tai svorį, 21 gramą. kuris žmogui tik po mirties žmogus palengvėja, kaip tu sakai, tuo 21 gramu. Mhm. Tai faktas, kad yra kažkas kažkokiu lygmeniu kaip ir užčiuopiama. Mhm. O kur tu galvoji, vat, tavo nuomonė, siela keliauja po mirties? Tai turbūt, kaip sakoma Biblijoje, tai į rojų arba pragarą. Tu tiki, kad yra rojus ir pragaras? Taip, Ir tada, jeigu, pavyzdžiui, Dievas atleidžia visiem, Dievas visą laiką toksai yra ta prasme, jeigu tu atgailauji, jeigu tu tiesiog, vat, kaip yra skaistikla, ne, kur visos sielos to susirenka, tai aš nemanau, kad nors viena kažkuri norėtų vat, keliauti į pragarą, ne? Ir jeigu Dievas atleidžia visiem, tai iš kur tas tada pragaras turėtų būti? tai taip Dievas atleidžia visiems, jeigu tu tikrai atgailauji dėl savo nuodėmių, Mhm. o ne tai yra, kad tu nori ar nenori keliauti į pragarą. Esmė yra, ar tu tikrai gailėsi dėl savo padarytų nuodėmių, dėl to, kad tu gailėsi dėl pačios nuodėmės, ne dėl to, kad tu bijai ar nenori keliauti į pragarą ir gailėsi padaręs nuodėmės dėl to, kad tu dabar keliausi į pragarą, o dėl to, kad tu gailėsi nuodėmės dėl to, kad tu padarėjai pačią nuodėmę. Mhm. Bet jeigu, pavyzdžiui, žmogus iš viso netiki į nieką, ane, absoliučiai, va, pavyzdžiui, netiki į Dievą, netiki į absoliučiai jokią kitą energiją, va, tiesiog gyvena, jisai dirba savo, tiesiog būna ir visiškai pas jį nėra net jokio ne tik kad suvokimo, bet ar net tokio, kad kažkaip tai pagalvojimo, kad Dievas yra ar jo nėra ir jisai, va, pavyzdžiui, gyvena savo gyvenimą, iš kur jam žinot, kad jisai, vat, pavyzdžiui, nepridaręs kažkokių nuodėmių, nes manau, kad mes visi pridarę. O tuo labiau, jeigu tu sąmoningai nedarai kažko tai, nu, tu pažinai, kaip aš nedarau kažko tai blogo, bet nežinau apie Dievą nieko, tai ar tai traktuotųsi kaip, vat, pavyzdžiui, neatgailavimas kažkoksai, ar tai, pavyzdžiui, neprašymas ir nenorėjimas, kad atleistų tas nuodėmes, nes tu realiai net nežinai, ar tu jas darei, nors be abejo visi mes jas darom. Pradėkim nuo to, kad aš nesu kažkoks ten Biblijos ekspertas, išanalizavęs ją skersai ir išilgai, bet turbūt visa pradžia yra nuo to, kad, kaip Biblijoje rašoma, pagrindinė ir vienintelė nuodėmė, už kurią yra neatleidžiama, tai jeigu tu žinai apie pačią
patį tikėjimą, patį Dievą ir nepripažįsti ir neigi Jėzų. Tai realiai, jeigu tu netiki Dievu ir darai nuodėmės, nors nesupranti, kad tai yra nuodėmės, bet tu darai tą pačią pagrindinę nuodėmę, nepripažindamas pačio Dievo. Ir už ją automatiškai tu keliauji į pragarą. Įdomiai. Todėl kaip iš loginės pusės labiau apsimoka tikėti negu netikėti. Taip, iš tikrųjų, tas toksai dalykas, kad tas tikėjimas ar netikėjimas, tai tu realiai, jeigu kažkuo tiki, tai gali tau daug labai pasitarnauti ir padėti, kad ne tik, kad jautiesi ne vienas, nesijauti visiškai gyvenantis tokį kažkokį beprasmį, bereikšmį, ne gyvenimą ir netgi galbūt sunkiose gyvenimo kažkokiose akimirkose gali į jį kreiptis. Bet be abejo, dauguma žmonių iš tikrųjų, kiek yra iš mano patirties, tai atranda būtent Dievą tada, kada jie papuola į kažkokias tai sunkias situacijas, kaip pavyzdžiui prieš operacijas, ar tai vaikai. Kažkas tai atsitinka ir jie pradeda melstis, kad Dievas išgelbėtų, kad Dievas padėtų, kad Dievas dar kažką padarytų ir tada atranda tikėjimą. Ir jeigu jie negauna to, ko nori, labai dažnai jie paskui vėl nusisuka ir sako, kad Dievo nėra. Ar esi, pavyzdžiui, girdėjęs tokių atvejų? Tai turbūt dauguma taip, kai sunku, tada pradeda melstis, o šiaip, kad ir iš po to, jeigu ir pagerėja, vis tiek dažniausiai grįžta prie to, kad toliau netiki. Nors sunkia akimirka beveik visi kreipiasi pagalbos į Dievą. Na, iš tikrųjų, tas teisybė yra, nes aš esu pastebėjus ne vieną ir savo aplinkoje, kai būdavo kažkokie tai labai sunkus išgyvenimai, tai tikrai, kaip sakant, rankeles sudėdavo delniukus vieną prie kito, klupt ant kelių ir pradėdavo melstis, o visa kita tiesiog paskui, kai įvykdavo ar neįvykdavo to, ką jie prašo, jie tiesiog vėl pamiršdavo ir grįždavo į savo gyvenimą. Ką tu galėtum, pavyzdžiui, pakomentuoti apie žmones, tokius kaip ir aš, apie tuos, kurie ieško visą laiką Dievo, ane, pavyzdžiui, šiaip iš tikrųjų man tas labai įstrigo ir nuo praeito karto aš labai daug galvojau apie tai, kad tu tiesiog atsikėlei ir tiesiog pajutai vieną rytą, kad Dievas yra, tu jo neieškojai, tu apie jį realiai prieš tai nesidomėjai, tu kažkaip tai kitaip neėjai nei jokių ten kažkokių tai ar tai kursų, ar tai kažkokių tai laidų nežiūrėjai, ar tai ten kažkokių tai dalykų būtent tokių nesistengiai kažkaip tai ten ar paneigti, ar kaip tik, kad jisai yra, ne? Tu tiesiog vieną dieną atsikėlei ir jį pajutai. Ir kuo tai skiriasi tavo manymu, būtent nuo žmonių kaip aš, kur mes tiesiog ne tik, kad tikim, bet, pavyzdžiui, tie susijungimai su angelais, su archangelais, su visokiam energijom, tie susijungimai, su aukštesniuoju aš, ne, kaip tai tau atrodo iš tavo pusės? Tai aš manau, kad jūsų visi tie ieškojimai, visos tos praktikos yra daugiau kaip laiko švaistymas, kaip pasakius, nes jos visos vyksta tik tam, kad atsieiti gauti kažkokių žinių, kažkokių supratimų, bet visos tos žinios ir supratimai toliau yra naudojami tik, kad įgauti dar daugiau žinių ir supratimų. O vietoj to, kad tiesiog tu turi kažkokį tikėjimą ir tu jį turi ir toliau tu rūpinę savo gyvenimu šioj žemėje ir tiki Dievu ir tiki tuo, kad jis pasirūpins kaip tavo tais visais sielos dalykais. O tavo pareiga yra, kad tavo būtų gera gyventi žemėje. O, pavyzdžiui, ką jūs užsiimat, dauguma turi daug problemų, tarkim, žemėje, bet jie ieško kažkokių aukštesnių sielos dalykų. Pavyzdžiui, kiek aš esu girdėjęs, tarkim, iš visokių laidų ar podcastų, yra žmonės, kurie turi viską pasiekę, viską susitvarkę žemėje ir tada jiem ateina ta tuštuma, kad pradeda ieškoti kažkokių sielos dalykų. Nes žemėje kaip ir viskas jau padaryta, uždirbė milijonus, sukūrė verslus ir tada jiem ateina ta kažkokia tuštuma. Bet pas jūs daugumą, kiek tekia girdėti ir iš tavęs, ir su kuo tu dirbi, ir kad ir tu pati, žemėje problemų pilna, bet ima spręsti kažkokius aukštesnius dalykus vietoj to, kad spręstos, kas yra žemėje, žemiški dalykai, žemiškos problemos. Ir įsivaizduoja, kad tos aukštesnės visos tos praktikos, sielos dalykai, joms susitvarkius, tada žemėje bus geriau. Bet manau, kad yra pradedama tvarkyti ne nuo to galo. Vau, iš tikrųjų, kaip labai gili įžvalga, labai gilus toksai pamąstymas, kur realiai iš tikrųjų dauguma žmonių, jie pasineria būtent į tuos amžinus ieškojimus kažko, kur patys labai dažnai nežino ko,
jie ieško ir tas tarsi toksai gaunasi kaip savotiškas pabėgimas netgi iš tikrųjų, nes netgi, pavyzdžiui, pasižiūrėjus į save, man prieš 6 metus dabar jau kai pradėjau tą visą šitą dvasinį savo kelią, ne, tai iš tikrųjų iš pradžių bėgau, ne, toksai atrodo kažkoks lyg tai noras kažką surasti, kad kažkas padėtų. Be abejo, norėjau sutvarkyti visus tuos dalykus karminius, irgi iš po savižudybės artimoje aplinkoje. Norėjau tiesiog, kad giminiai niekas nepereitų į mano ateities kartas, tai yra mano dukrai ir pačiai buvo labai emociškai kažkaip tai sunku, bet realiai paskui visi šiti dalykai išvedė į tokį dar didesnį pasimetimą, nes kuo toliau eini, kuo daugiau, kaip sakant, girioj medžių, tuo lengviau pasiklysti yra ir tada pradedi realiai kvestionuot absoliučiai viską. Bet gaunasi, kad eini į tolimiausius tolius, į praeitus gyvenimus, į visokiausius sąmoningus dalykus, netgi tos pačius tyrinėjimus įvairių kitų civilizacijų, ne? Bet realiai tas toksai nėjimas grynai į save, neatsisukimas į save. Tai va dabar paskutiniu metu, kas su manimi ir vyksta, pas mane tiesiog noras yra labai didžiulis grįžti į save, sužinoti, kas aš ne tik esu, ane, apie ką aš esu visiškai pilnai, bet iš savęs viską skleisti ir statyti, į aplinką visą išleisti visus šitus dalykus, nes aš manau, kad kiekvienas kuriamės savo pasaulį būtent iš savęs. Ir realiai tas va toksai tikėjimas, kad kažkas man atneš, kažkas duos, aš pasieksiu kažkokią tai ten vibraciją ar dar kažką ir visiškai viskas pasikeis, tai tas tikėjimas ir laukimas kažko, o šiuo momentu nieko nedarimas, iš tikrųjų labai daug žmonių įveda į dideles iliuzijas ir į tokius didelius paklaidinimus, nes bet kokiu kampu pažiūrėsi, vis tiek pats žmogus jisai turi daryti dalykus tam, kad jam pradėtų gerėti. Nei tikėjimas pats kaip tikėjimas, ane, nei kažkoksai tai, kad ir tuo pačiu Dievu tikėjimas. Jeigu tu sėdėsi, nieko nedarysi, gyvenime ne kažkaip tai ten labai daug problemų, tai niekas nelabai kažkaip tai ir pasikeis. Visą laiką žmogus turi pats imtis atsakomybių ir pradėti daryti dalykus, kad jam gyvenimas pasikeistų. Ne, iš tikrųjų, čia visai toksai gilus pamąstymas netgi ir man pačiai, nes iš tikrųjų labai daug kartų buvau, atrodo, netgi užsimiršus ir ieškojau daugiau, ieškojau giliau, ieškojau aukščiau kažkur kažko, vietoj to, kad realiai mėgaučiausi kiekviena diena, kasdienybė savo, netgi ir ta pati rutina kartais, jinai yra ant tiek maloni, ne, kur tu jauti, kad tu žemišką gyvenimą gyveni ir visus šitus dalykus integravus, iš tikrųjų labai labai galima nuostabiai gyventi. Taip, jeigu pas tavęs pilna problemų, ar tikrai nėra, ką tu gali padaryti čia ir dabar žemėj, kad jas spręsti vietoj to, kad ieškotum kažkokių antgamtinių dalykų, kurie atseit tau padės išspręsti viską. Jo, iš tikrųjų. Jo, šitas toksai pamąstymas tai labai gilus. Parašykit ir jūs, klausytojai, ką jūs apie tai galvojate, ar jum irgi ateina kažkokie tai galbūt suvokimai, kad realiai be pačių kažkokio tai darbo ir įdėto indėlio gyvenime pas jus niekas nepasikeis. Ir netgi tas pats vibracijų kėlimas, ane, įvairiausias, tai irgi lygiai taip pat pakyla vibracijos tik tai tada, kada žmogus viską būna aplinkoje susitvarkęs, jos nekyla vien tik tai tas vibracijos, kad ir susijungus su savo aukščiausiojo aš, ane, arba bendravimas su angelais, arkangelais, ane, tai yra laikinas dalykas, kada tu užsikrauni vibracijų energijų kažkuriam tai laikui, ane, bet jeigu tu pats jų neišlaikai, negeneruoji ir aplinkui tave vis tiek dar tos pačios problemos aplinkui, tai viskas ir nukrenta greitai, ne, o jos kyla ir laikosi ir užsilaiko tada, kai viskas aplinkoje būna tvarkinga. Tai pirmiausiai reikia stiprinti save. Tai čia toksai jau yra pats pagrindas. Gerai, keliaujam prie kito klausimo apie sielas. Žmonėm labai iš tikrųjų įdomu tavo nuomonė, kaip tu supranti, kas iš viso yra siela. Tai jau aptarėm tą, kad jinai sveria 21 gramą, kad jinai po mirties keliauja į skaistyklą, tada arba į rojų, arba į pragarą. O kaip tu galvoji, iš kur siela iš vis atsiranda ir kaip jinai vat, pas mus atsiranda, kaip mes gimstam, ar tai yra kaip po defaulto, kaip mes gimstam ir jinai tiesiog pas mus yra, ar jinai kažkur kitur užmesgama, yra užsimesga kažkur. Kaip tavo nuomonė, vat jinai iš vis iš kur jinai atsiranda? Na, tai aš manau, kad sielą sukūrė Dievas.
Mhm. Na ir viskas, ir kai tu gimsti, tu ją turi, nežinau, kaip ji dauginas, ar ji dauginas iš tėvų, ar Dievas sukuria kiekvienam vis naują sielą, to nežinau Mhm. ir nepaaiškinsiu aš. Gerai, o ar tu iš viso tiki reinkarnacija? Ne. Mhm. Ir ką tu manai, pavyzdžiui, apie tas, įvairias klinikines mirtis arba netoli mirties, patyrimus, kur tie yra near death experience vadinami, ane, kai pavyzdžiui komos atvejis, širdis būna sustoja ir dauguma žmonių, kurie vat būtent patyrė tokią patirtį, jie pasakoja, kad vieni matė labai ryškią šviesą, kiti tunelio gale, kiti tiesiog prie savęs, jie tai traktuoja kaip patį Dievą matė, kiti matė yra savo artimuosius atėjusius juos pasitikti mirusius, ane, kiti taip pat matė save iš aukščiau, matydami, kaip, pavyzdžiui, daktarai bando juos atgaivinti ir iš tikrųjų visame pasaulyje, būtent skirtingose vietovėse žmonės tą patį daugmaž pasakoja. Ir tai tęsiasi ganėtinai nuo senų laikų. Tai nėra tik tai dabar kažkokia tai naujovė padaryta. Jeigu žiūrint iš mokslinės pusės, kaip aiškina mokslininkai, tai greičiausiai yra tiesiog dėl kažkokių cheminių reakcijų ar deguonies trūkumas smegenyse sukeliamos haliucinacijos. Bet aišku, negalima atmesti galimai, tai yra dėl to, kad tu ta klinikinė mirtis iš dalies tu jau kaip ir būni, kaip ir kurį laiką miręs realiai, tai gal tu ir matai kažką ten tą persikėlimą į kitą pomirtinį tą gyvenimą. Mhm. Bet jie to, kaip sakau, irgi nepatikrinsi ir neįrodysi. Bet mokslininkų teigimu, sakau, tai yra greičiausiai tik haliucinacijos. Mm, labai įdomu. O ar esi kažką tai girdėjęs, o gal net ir pats patyręs tokį reiškinį kaip dežavu? Tai dežavu esu patyręs, bet čia nėra nieko mistiško, čia tiesiog yra ištirta ir įrodyta, kad smegenyse tiesiog įvyksta tai, kad smegenys dėl kažkokių galimai klaidingų nervų impulsų perduoda tokį jausmą, kad tu esi tai patyręs, kas tau yra visiškai realiai nauja. O kaip tu apie tai galvoji? Labai džiaugiuosi, kad paklausei. Kaip aš apie tai galvoju, tai esu netgi pati mačius tokį dalyką, kai siela prieš įsikūnymą jinai renkasi savo patirtis, pamokas, renkasi žmones, kuriuos sutiks, renkasi savo tėvus, seseris, brolius ir visą kitą į tai, ką tu netiki, mes jau žinom. Tai jinai turi tokį priešai save didžiulį ekraną, kuriame rodomi yra įvairiausi įvykiai, būtent kurie nutiks tame gyvenime ir jinai susidėlioja savo labai tokius stiprius ir kertinius taškus, ane, kuriuose, vat, pavyzdžiui, galbūt jeigu siela eina tokį visiško atleidimo kelią, ne, ar ten, pavyzdžiui, meilės, ar tai tokio dvasinio kažkokio tai nubudimo, tai jinai susideda savo tokius taškus. Ir būna taip, kad priartėjus prie to taško arba praėjus netyčia tokį susiplanuotą tašką, nes labai dažnai tai irgi būna, tiesiog atsitinka taip, kad susilygiuoja tos linijos viename ir toksai gaunasi kaip dežavu, kad lyg tai aš jau tai mačiau ir aš žinau, kas bus toliau, arba aš galiu užuosti tą patį kvapą, ne, tokį vaizdą, šilumą kažkokią praeinančią per kūną. Tai yra kaip ir prisiminimas, nes realiai, jeigu viską žiūrint aplamai, nėra laiko tokios kaip sąvokos. Viskas vyksta šiuo momentu, netgi ir siela renkasi savo įsikūnymą, savo tolimesnius kažkokius tai veiksmus, kadangi nuo kiekvieno mūsų priimto sprendimo keičiasi ir mūsų realybė, mūsų likimas ir mūsų visi kiti variantai, tai tas dežavu dažniausiai būna atsitinka žmonėm arba jie kaip visiškai atsipalaiduoja ir be galo gyvena tokį visiškai be rūpesčių gyvenimą, arba kai būna prieš kažkokius esminius įvykius, arba kaip tik po jų. Tai būtent tada atsitinka tokie dežavu. Tai iš mano perspektyvos ir iš mano realaus tokio matymo, tai aš galėčiau pasakyti apie tai tiek. Taip pat dar vienas klausimas iš mūsų klausytojos yra, ką tu manai apie vaiduoklius ir paranormalius reiškinius? Ar pažįsti bent vieną žmogų, kuris yra tai patyręs, o galbūt esi patyręs ir pats kažką tokio, ko negali logiškai kažkaip tai paaiškinti? Jokių paranormalių reiškinių patyręs nesu, bet manau, žmonės, kurie tuo labai tiki, tai jie tiesiog, kai kažkas įvyksta, ko jie negali paaiškinti dėl tiesiog to nutikimo informacijos stokos,
nes pilnai nematė, kas įvyko, tik turi kažkokią dalį, tarkim, informacijos, išgirdo kažkokį garsą ir vaiduokliais tikintis žmonės pritemps, kad tai buvo turbūt vaiduoklis. Ir netikintis žmogus turbūt ras kažkokį kitą paaiškinimą. Mhm. Ar tu galvoji, kad, vat, pavyzdžiui, visos šitos tokios nepaaiškinamos istorijos, ar tai yra tik tai pačio žmogaus požiūris į bet kokią situaciją, kaip tu ką tik ir sakei, kad tikintis žmogus, jisai tikės, kad tai yra kažkas paranormalaus, o visiškai skeptikas, kuris netiki nieko, jisai tikrai tai bandys kažkaip tai logiškai paaiškinti. Bet tada prieinam prie tokios temos, kaip pavyzdžiui, vaiduokliai, ar tu iš viso jais tiki, kad jie tokie, vat, egzistuoja, kad jie yra. Ir esi tikrai, manau, girdėjęs ne vieną istoriją iš galbūt artimų žmonių, ar tai, pavyzdžiui, tiesiog iš kažkokių tai laidų, podcastų ar dar kažkur apie būtent pasakojimus realių žmonių apie vaiduoklius, kurie vat, netgi galėdavo girdėti kažkokius tai bildėjimus namuose arba netgi matyti, kaip atsidaro spintelės ar ten iškrenta kažkoksai puodukas ant žemės ir tie būna, kai apsėsti namai, poltergeistų visokiausių ir viso kito. Ar tu esi tokių istorijų girdėjęs ir iš viso kaip tu į jas žiūri? Esu kažkur kažką girdėjęs, aišku, ne apie poltergeistus, bet apie visokius neaiškius garsus ar panašiai. Tai kaip sakau, tikintis žmogus tos garsus priskirs turbūt vaiduokliam, o netikintis gali rasti kažkokį kitą logiškesnį paaiškinimą. Ar O kada nors dauguma istorijų, kurios yra kažkokios vaizdingesnės ar dar baisesnės, nebūtinai jos yra tiesa, jeigu labiau jas pasigilinus. Kitos būna labai daug išgražintos ar arba pabaisintos. norėtum pats patirti kada nors kažkokį tai va tokį reiškinį, kurio realiai negalėtum paaiškinti ir kuris galbūt kažkaip tai sudrebintų tavo va tą skepticizmo tokį požiūrį į šitus dalykus ir tiesiog gal pradėtų ateiti kažkokie tai nauji dar suvokimai, kad įmanomi ir tokie variantai. Tai aš manau, jeigu aš patirčiau kažkokį tokį dalyką, kurio aš negaliu paaiškinti, aš vis tiek galvočiau, kad yra kažkoks tam paaiškinimas. Pavyzdžiui, atsidariusios durys, durelės spintelės virtuviai ir iškritęs lėkščių visas, pavyzdžiui, tos stakas, ane, ir tada atsidaro kitos durelės ir atrodo, kaip ranka nušluotų, pavyzdžiui, visus kažkokius tai prieskonius. Ir kaip tu vat į tai, kokį maždaug logišką paaiškinimą tu rastum tam? Visų pirma, kadangi taip nesitiko, tai aš nelabai turėčiau ieškoti paaiškinimą įsivaizduojamam dalykui. Čia panašiai tas pats, kas prašyti, jeigu aš prabudęs naktį pamatyčiau tave kabant prie lubų, kaip paaiškinčiau, tai turbūt nepaaiškinčiau. Jo. Kaip tik va dabar labai nuostabus perėjimas į mūsų kitą temą. Kabėjimas tas prie lubų ir visa kita. Čia tikrai mūsų kita tema. Aha, tai kadangi jau buvai šnekėjęs apie Dievą, visą tą tikėjimas, kad tu tiki jį, tai jeigu tu tiki Dievu, kaip ir sakei, tiki rojum ir pragaru, ne, tai kadangi pragaru tiki, tai reiškia yra ir velniai bei demonai, kurie prižiūrėtų turėtų tą pragarą. Ar kas ten darbuojasi pagal pasak tavęs ar tavo nuomonė? Na tai turbūt yra Mhm. velnias ir demonai. Gerai. Ir kaip tu galvoji, vat, pavyzdžiui, kaip jie, kokią jie funkciją šiaip atlieka? Ar jie gali pereidinėti, pavyzdžiui, į mūsų fizinį pasaulį, vat, pavyzdžiui, kaip yra kunigai ne vienas pasakojęs apie egzorcizmo seansus, kur daro būtent grinai apsėstiem žmonėm, kurie negali visiškai niekaip paaiškinti, prieš tai jie buvo ištirti įvairiausių specialistų, psichiatrų ir jie patys irgi nusprendė, kad kažkas tikrai yra kita, antgamtiška ir nežemiška su tuo žmogumi, nes kraiposi ir stuburas, išsikreipia žandikauliai ir įvairiausi fiziniai tokie atliekami dalykai ir judesiai, kurių realiai pats žmogus, netgi būnant kažkokiu gimnastu, tokių dalykų nepadarytų. Pradeda kalbėti kalbomis, kurių gyvenime nežinojo ir visa kita. Ir tokių antgamtinių kažkokių tai dalykų turėt, kaip netgi ir tas pats kabėjimas prie lubų. Tai galimai taip, bet kiek esu domėjęsis tą temą, tai yra labai reti dalykai. Labai reti. Ir kaip tu galvoji, dėl ko jie
pereina, vat, pavyzdžiui, pas žmogų tie vat demonai ar kažkokios tai tos jėgos, kurios va tai va būtent elgiasi su žmonėmis. Kas tokio turėtų nutikt, kad jie įsikūnytų ir užvaldytų žmogaus kūną? Tai visų pirma, žmogus pats turi tai įsileisti. Ir tai yra turbūt dėl tikėjimo stokos, dėl kažkokių per didelių norų, kažko ieškojimo, norėjimų pačiam susilyginti su Dievu. Kaip Biblija sako, velnias visą laiką turi pasiūlyti ir velnias, demonai jie bando atvaizduoti ir prilyginti save savo galias kaip Jėzui, kaip Dievui. Ir kadangi Dievas sukūrė žmogų, tai velnias bandydamas tai atvaizduoti ir prilygti Dievui, kadangi velnias negali sukurti nieko, tai jis tiesiog visą laiką bando užvaldyti kokį žmogų. Bet šiaip iš tikrųjų yra labai daug netikinčių, pavyzdžiui, to pačiu Dievu. Bet, kaip tu sakai, jeigu tai yra itin retas reiškinys užvaldymas būtent demonų, ne žmogaus, kad turi įsikišti egzorcistai, vat būtent bažnyčios, ne paskirti, nes jų irgi tikrai yra tokia nespecialybė. Ir kodėl tai tada taip reta, jeigu iš tikrųjų tų netikinčių yra ganėtinai nemažai? Nežinau, nesakysiu į šitą klausimą, bet žinau, kiek esu domėjęsis visų tuo, esu domėjęsis. Tai teigiant iš bažnyčios, tai būtent tų pačių egzorcistų, iš visų tų, tarkim, tūkstančių žmonių, kurie kreipiasi, kadangi niekas jų nepriima jiem daryti egzorcizmų, taip iš karto yra siunčiama pas visokius psichologus, psichiatrus, ieškoma pradžioj visų fizinių ligų. Tai būna tik vienetai, kuriem iš tikrųjų yra niekaip nepaaiškinama ir kuriem tada yra daromi tie egzorcizmo seansai. O pavyzdžiui, jeigu toksai žmogus, daleiskim, pradeda jausti, ne, kad tas demonas, vat, ar ten velnias į jį įeina ir jeigu jisai vat, pradėtų tikėti, ne, arba prašyti Dievo melstis, kad jį kažkaip tai vat, iš jo išimtų, kodėl tai tada nesuveikia? Ar jisai jau visiškai tada turėtų būti nesuprasti, kas su juo vyksta, ar tai yra kažkokia tai kaip ir savotiška bausmė, kad jisai prieš tai norėjo kaip ir susilyginti, susitapatinti, ne, o tada jau gavosi kas gavosi. Tai kaip ir sakau, turbūt dažniausiai tai nėra pilnai žmogui suprantama ir jis pats tai įsileidžia, o paskui įsileidus jau yra turbūt per vėlu, kad pačiam su to susitvarkyti. Gerai. Šiaip įdomus iš tikrųjų požiūris, nes visur yra netgi vat ir šitose veiklose, kurias aš darau ir užsiemu, tai visą laiką yra laisvos valios principas, yra labai svarbu ir dauguma žmonių, būtent kurie turi įvairiausius kontraktus ir visa kita su demonais, ane, tai jie patys juos pasirašė, jie kažko tai prašė, jie kažką tai norėjo kaip tik nusiimti nuo savęs ir visą laiką demonas yra stovi šalia, kuris yra pasiruošęs kabutėse padėti, ane, pasitarnauti tam žmogui už kažką, tai ką paskui žmogus jam duoda, tai paskui gali būti vat, pilni visiški užvaldymai arba kitokios įtakos būtent tam žmogui, atima gyvybinę energiją, meilę, laimę ir visus įvairiausius kitokius dalykus. Dar kitas toksai iš tikrųjų labai įdomus dalykas, kuriuo norėčiau vat, pašnekėti apie šitus demonus, apie velnius. Pasak Biblijos buvo taip, kad vat, žmogus susikūrė iš Ievos ir Adomo ir kad tas demonas ar velnias, dabar neatsimenu, būtent suviliojo Ievą vat, tą obuolį atsikąsti. Ir ten ta vat, visa ta istorija, kad žmogus gyveno iš pradžių tame rojuje, kur dabar vat, sielos dauguma po mirties, pasak tavęs, eina, pasidarė, kad jie visi gavosi kaip nuodėmingi žmonės, nuodėmingi tiesiog, ane, ir jie buvo vat, perkelti į žemę. Tai kokia tenais ta visa istorija, pasak tavęs, ir koks tenais požiūris tavo į tą visą istoriją iš tavo pusės? Nepasak manęs, bet pagal Bibliją tai buvo istorija tokia, kad tiesiog velnias suviliojo siūlydamas tą uždraustą vaisių, kurio suvalgęs žmogus galės pasiekti tokį supratimą kaip Dievas. Ir kadangi žmogus susiviliojo, tai padarė. Ir taip, jis pradėjo suprast dalykus, kurių šiaip jam nebuvo duota suprast, jam atsirado visi tokie jausmai kaip gėda, baimė ir
buvo ištremtas iš rojaus į žemę tam, kad negalėtų prieiti ir pasiekti kitų tokių vaisių, kurių pasak Biblija ten rojuje yra nemirtingumo ir panašiai, kad negautų pilnai Dievo galių. O pavyzdžiui, ar yra kažkoksai tai tiesiog vat tas posakis, žinojimas ar kažkoks tai aprašas Biblijoje, kodėl būtent moteris, o ne vyras padarė šią nuodėmę? Nemanau, kad yra aprašyta, bet turbūt todėl, kad moteris šiaip lengviau pasiduoda apgaulėm. Ar tu sakai, nori pasakyti, kad moteris labiau patiklios, naivios ir tokios, kurios labiau leisis į kažkokias avantiūras ir bandymus ieškoti įvairių dalykų, ypač uždraustų kažkokių, negu vyrai? Leisk tavęs paklausti tavo darbe, kurių klientų turi daugiau, vyro ar moterų? Moterų. Ir atsakymą į klausimą. Nu jo, iš tikrųjų, bet ar tai nėra toksai dalykas, kad moteris vat ir yra žingeidesnė, jinai nori daugiau išmokti, daugiau sužinoti, daugiau patirti gyvenime, ne įvairiausių dalykų negu vyras. Nes pas vyrą netgi smegenys kitaip jos veikia, kur vyrai yra logiškai mąstantis ir daugiau tokie ne jausmais vadovaujantis, o pavyzdžiui, moteris jinai yra jausminga asmenybė, kuri tiesiog vadovaujasi jausmais, kuri yra va tokia visa tiesiog žingeidi ir norinti patirti įvairiausius dalykus. Vadovaujantis jausmais, bet žingeidi. Taip. Tai kaip tik vadovaujantis logika turbūt labiau ieško žinių ir kažkaip pagrysti tą informaciją žiniomis, Bet o ne per išjautimą irgi jausmus. gali, o kodėl ne, per išjautimą patį irgi gali, vat išjauti, ne, vat yra intuicija toksai dalykas, kaip pavyzdžiui, tau sakoma kažkokia tai yra informacija ir dažnai mes tiesiog jaučiam visų kūnų vidumi, kad tai yra arba tiesa, arba yra netiesa, lygiai taip pat kaip ir apie pavojų. Kas yra tie, pavyzdžiui, pavojus ar ne, tai vat moteris būtent per šitus jausmus, jinai realiai gali ne per loginį mąstymą, bet pagal pajutimą labai daug dalykų. Tai va būtent per šitą pajutimą dabar mes visi gyvenam žemėje, o ne rojuje. Nu, šitą jinai, šitą jinai nepajuto, nepajuto šitą dalyką ir atsikando obalio ir nepajuto to savo šeštų jausmų, kad tai yra pavojus. Tai man atrodo, galbūt čia buvo kaip tik kažkoksai tai kaip ir dvasinis galbūt ego iš vienos pusės, nes šiaip netgi toksai įdomus dalykas yra, vat, pavyzdžiui, toje visoje dvasinėje bendruomenėje, ne, kad žmonės, jie tiesiog nori susitapatinti, ne, su Dievu, jie nori turėti, atrakinti visas tas žinias, jie nori turėti visiškai pasiekti tą tokį sąmoningumą ir dauguma labai žmonių ateina, kurie vat, būtent nori kažkokių tai galių įgauti, kad kažkokį tai turėtų gyvenime sielos misiją pačią, kažkokių didelių tokių darbų, kažkokių tai didelių misijų, planų grandiozinių, pasaulinių ir globalių, ne, bet iš tikrųjų patys savo gyvenimo yra nesusitvarkę absoliučiai ir pas juos viskas byra ir jie nori tokių dalykų. Tai iš tikrųjų iš vienos dalies tai tu labai teisingai viską šitą žiūri, nes kartais tas toksai noras viską žinoti labai dažnai atveda arba į dar didesnės iliuzijas, dar didesnį kažkokį tai nudegimą, arba dar didesnę kažkokią tai papuolį kaip vat ir su Ieva ir Adomu, ne, kur Ieva atsikando obuolio ir visi papuolė į žemę, ne, iš rojaus. Tai tas kartais norėjimas žinoti, ar tai žaidimas tą patį Dievą, atrakinti tuos visus matymus, žinojimus, galias kažkokias, tai ne, tas visokias įvairiausias misijas globales, tai yra savotiškas žaidimas ir norėjimas būti Dievu. Vietoj to, kad kurti savo gyvenimą, kurti savo realybę, visą tą dėmesį susitelkti į save, į savo gyvenimą, į savęs atradimą, pažinimą, ne iš vidaus, o ne kažkokio tai tokio tų žinių ieškojimo, nes labai dažnai šitie dvasinio keliu einantys žmonės, tai jie žino absoliučiai viską, energijas, vibracijas, visų kitų
planetų būtybių, ane, ten įvairiausius čakrų spalvas, auros spalvas, kaip ten kas, kur ir kada veikia, bet jie nežino, koks jų mėgstamas, daleiskim, patiekalas, ar iš tikrųjų jis vis dar mėgstamas tą, kurį valgo, koksai metų laikas mėgstamiausias, ane, kokia temperatūra mėgstamiausia ir išvis, ką jie dabar jaučia, ką jie turi. Tai tas toksai lakstymas ir ieškojimas kažkur toliau, giliau ir aukščiau ne visą laiką atneša tą laimę. Tai taip, nemanau, kad jie iš tikrųjų ir žino visą tai, ką teigia. Greičiausiai tik teigia, kad žino arba įsivaizduoja, kad žino. Tie kažkokių misijų nuolatiniai ieškojimai padaro tai, kad galiausiai jų pagrindinė misija yra tiesiog pats ieškojimas. Vau, čia iš tikrųjų labai labai stipriai pasakyta, nes taip, iš tikrųjų aš, asmeniškai tai pažįstu tiktai keletą žmonių, kurie daugmaž yra pasiekę tą visą tokią ribą, kada užtenka žinojimo, užtenka, ką jie turi, užtenka, ką jie daro ir jie tiesiog mėgaujasi savo gyvenimu ir jiem nebereikia daugiau žinių, jiem nebereikia daugiau ambicijų, jiem nebereikia daugiau ieškojimo kažkokio, jie tiesiog mėgaujasi gyvenimu. Šiaip iš tikrųjų netgi pasakyčiau, mano toksai noras dabar vat artimiausiu laiku irgi išsispręsti kelis tokius dalykus ir iš tikrųjų tas pradėjimas, grįžimas atgal, grįžimas visiškai į save ir visų šitų žinių, kurias aš turiu, integravimas savo kasdienybėje, kuris jau šiaip ar taip vyksta, bet aš noriu dabar tokio realiai tokio visiško kažkokio grįžimo prie žemės energijų, prie žemės, vat pavyzdžiui, tų pačių vibracijų. Man iš tikrųjų labai patinka kaip anksčiau žmonės tikėdavo ir dabar tikrai nemažai jų tiki apie, vat, kad ugnis, vanduo, žemė, oras, ane, va tos stichijos, kurios supa mus, kad į jas labiausiai reikėtų kreipti dėmesį, nes vis dėlto jos žemė padeda mum išgyventi, ant jos mes vaikštome, joje galima augintis daržovės įvairiausias, ane, kad išgyventume vanduo, jisai kasdien pas mus yra irgi prausiamės ir geriam ir gaminam, ane, su vandeniu ugnis taip pat savotiškai, taigi ir šildo, ir valgyt galima gamintis ir oras, taip pat, kuriuo kvėpuojame. Tai visi šiti elementai tokie, man atrodo, turėtų būti svarbiausi ir tas grįžimas grynai į save ir praleidimas jų ir tiesiog įvertinimas viso šito aplinkoj, ką turim, tai tas yra labai toksai svarbus suvokimo aspektas. Tai aš pradedu grįžinėti būtent back to basics ir tiesiog susijungimas tas visas, kai yra kūnas, siela ir dvasia, dirba išvien, tu pasitiki Dievu, pasitiki, kad manimi jau yra viskas pasirūpinta ir tiesiog dabar rūpintis savimi ir savo aplinką, savo gyvenimu ir mėgautis absoliučiai kiekviena diena be ieškojimo to iš tikrųjų, kuris vargina. Galiu pasakyti, tikrai vargina. O tau dabar, tai visą tai išklausius man, o tau netrodo, kad, tarkim, kai tu pradedi savo visą tą kažkokias aukštesnės dvasinės paieškas, ane? Bet tu pradedi nuo to taško, kur tu tik rūpinies realiai žemiškais dalykais ir tada tu sugalvoji, kad tau reikia išsiaiškinti ten, nu, kaip tu savo tom praktikom užsiiminėti, išsiaiškinti aukštesnius dalykus. Bet kaip sakai, dabar galutinis tas tikslas yra apsukus visą ratą grįžti į ten, kur rūpinies tik aplinkui save. Tai neatrodo, kad visas tas kažkokių aukštesnių dvasinių dalykų paieškos yra tiesiog bereikšmės. Nu, visai nėra tai bereikšmis, tu realiai viską gali integruoti į save, į savo praktikas, į savo kasdieninį gyvenimą ir netgi, pavyzdžiui, tas žinojimas ir pažinimas visų šitų energijų, kaip jos veikia, sąveikauja viena su kita, ar netgi, pavyzdžiui, kasdieninėme gyvenime, kai pradeda kažko tai daleiskim ar energijos trūkti, ar tai kažkokios tai motyvacijos, ar dar kažką, su šitom visom praktikom tiesiog tu gali ją pasikelti vėl, ane, ir netgi žinojimas tam tikrų dalykų, kad tu neturi eiti ir gaudyti savo laimės, tu neturi eiti ir gaudyti kažkokių tai vibracijų ar dar kažko, o tu tiesiog esi čia ir dabar momente ir tu tampi tuo magnetu, kuris pritraukia įvykius į savo gyvenimą, savo sąmoningumu, savo to švitėjimu vidiniu, būtent tuo visų spinduliavimu ir tau nereikia eiti kažkur tai iš savo, kaip sakant, sąmoningumo, už to proto visų ribų, tam, kad tu galėtum čia gyventi irgi laisvai, nes iš tikrųjų labai dauguma žmonių pamiršta, kad atėjo siela visų pirma į žemę patirti žemišką gyvenimą, o ne visais galais
kapstytis į vien tik tai eiti, išeidinėti į tas meditatyvias būsenas, būti tenais, gyventi ir nepatirti šito žemiško gyvenimo. Tai aš manau, kad kaip tik čia ir yra viena tokia iš, netgi galėčiau pavadinti, nuodėmių, kai žmogus ignoruoja tai, ko iš tikrųjų atėjo čia į žemę, o visais būdais stengiasi nuo jos atsispirti, pakilti, pereiti dimencijom, pereiti į kitus planus ir visus kitus dalykus. Tiesiog tas aiškus sėdėjimas vienoje vietoje čia ir dabar, tu gali prisijungti prie kiekvieno iš tų dimensijų, prie kiekvienos iš tų erdvių ir visa kita, ir visą tai patirti iš šito dabarties momento, kaip ir patirti patį tą gyvenimą. Be to tokio kažkokio tai stengimosi, ypač apie tas visokias praktikas, kaip ajuveskos, mikrodauzingas, tenais grybų, visokių rūkymų tenais ir dar kitokių dalykų, tai iš vis yra visiškai nesuvokiamas ir nesuprantamas, kaip žmonės iš viso į tokias praktikas leidžiasi. Tai toksai ganėtinai negerbimas ir savo kūno, negerbimas pačios gamtos ir realiai, jeigu tikėsim viskuo tuo, kad pasak Biblijos, ane, kad Dievas išvarė ir Ievą Sodomui iš rojaus per tą tokį norą žaisti dievais, norą matyti, norą turėti tas uždraustas žinias, tai lygiai taip pat ir šitos visos atvėrimai tie per visokias ceremonijas ir per visokius tokius cheminius ar ten natūralius, ar ten dar kažkokius tai dalykus pridėtinius ir dirbti nuo savo visų trečių akių išjutimų ir viso kito, tai priskirčiau irgi ganėtinai tokiai kaip ir nuodėmiai. Taip. Tai nu ką, šiandien iš tikrųjų buvo ganėtinai toksai produktyvus pokalbis ir dar užbaigimui ant tokių gerų, kaip sakant, geresnių, lengvesnių emocijų. Tai yra vienas toksai klausimas iš vienos mano mylimos klausytojos ir šiaip gyvenime žmogaus. Tai klausimas mums abiem yra, kaip mes auklėjam vaiką, būdami skirtingose pasauliuose ir koks mūsų požiūris į tai. Tai žodis tau. Manyčiau žemiškai ir nekišant kažkokių neaiškių antgamtinių dalykų. Šiaip iš tikrųjų tą pritariu, mes auklėjam vaiką, tai iš tikrųjų kas liečia būtent šitas temas, tai visiška laisvė. Vienintelį dalyką, kurį padariau, be abejo, tai nėra visiškai kažkoksai tai nereikalingas dalykas, nes kažkam tai to reikėjo, tai esu ją pakrikštijus, kai buvo jai 5 mėnesiai ir be abejo, aš nebuvau visiškai sąmoninga, tai buvo toksai primestinis vienintelis dalykas, o dabar nėra jokių primestinų dalykų ir kaip jinai mokinasi tikybą mokykloje, tai irgi pasirinkus jinai pati, čia vienas iš tikrųjų iš tokių dalykų, kur net negali galbūt net nesirinkti, ten tiesiog kaip privaloma kaip matematika ir anglų, tai pas ją buvo mokytojos pasakojo, kad irgi yra reinkarnacija, kita mokytoja pasakojo, kad visos žvaigždės, kurias mato danguje, tai yra mirusių žmonių sielos, tai kai jinai ateina su tokiais klausimais, aš jai pati papasakoju, bet kad jai kišti kažkokią tai savo nuomonę, ar kad Mindaugas kištų kažkokią tai savo nuomonę, tai mes visiškai to nepropaguojame ir leidžiame jai pačiai augti, bręsti, matyti mūsų pavyzdžius, matyti mūsų kažkokias tai patirtis ir priimti sprendimus vėliau, kada jinai bus tame sąmoninga. Ir jokių sprendimų ar jokių kažkokių tai patempimų į vieną ar į kitą pusę pas mus nėra. Visiškai. Tai tikiuosi atsakėme į daugumą iš jūsų klausimų. Visų be abejo negalėjome atsakyti ir sutalpinti, nes vis dėlto norime taupyti ir jūsų laiką, kad nebūtų per ilgi šitie pokalbiai mūsų, nes tikrai yra begalė daug temų, kurias norėsime apkalbėti. Taip pat laukiame jūsų ir laiškų su jūsų pasidalinimais, taip pat laukiame jūsų ir asmeninių žinučių, ir komentarų galbūt po šituo audio. Ir laukiame taip pat kitų kartų, kitų epizodų ir dar daugiau galbūt gilesnių temų. Taigi augame mes kartu su jumis. Jeigu dar nepaspaudėte patinka, paspauskite taip pat prenumeruoti, tai padeda mūsų kanalui irgi augti, tai parodo mums, kad ką mes darome, tai irgi jums yra įdomu. Ir tikiuosi jums patiko visa šiandienos mūsų pokalbis ir laukiame daugiau įžvalgų, daugiau klausimų ir linkime gražios dienos bei vakaro, bet kada jūs klausotės ir iki kitų kartų. Iki.